Labą dieną, pristatau jums patrankos modelį. Labai gerai veikia nuo šono maždaug tokio tolio. Iki ten. Demonstruoju. Užtaisyti reikia taip. Pirmiausia, reikia padėti ant šito TNT ir vieno atstumo nuo čia. Ir tada iki galo tik tai ne iki pačio, o iki čia. Tada yra šitie ir nustatyta ant... Galima dar mažiau, jei norit, kad žemė sprogtų. Tai va. Šitai padarom. Aš buvau užstatęs ant 1, dabar ant 0. Gerai. Po to parodys, kaip pasidaryti. Gerai. Pirmą paspaudžiam atlaisvę. Tai dabar biškį žemiau, nes galim nežinau. Va čia sprogo. Net matosi. Matot? Gerai. Dabar mes parodysim, kaip jį pasigaminti. O tai labai paprasta, nustatom dienos režimą. Nu, nebūtinai aišku diena, bet man patogiau su diena. Gerai. Tada mums reikia šitų va dalykų. Šitos nelabai. Nu, va šitų va būtiniausių. Gerai. Tada paimam mes šitą obsidianą ir statom šitaip. Pastatom šitaip, padarom šitą. Po to mums reikia, aišku, aš pats nežinau, tai va, aš pats reikia sužinoti, iki kur galiausiai teka vanduo. Mes pastatysim vandenį čia ir pažiūrėsim, ar jis tikrai teka. Taip, mums reikia kažkur 8, daugiau negu 8 langeliai. Taigi padarom va čia vandenį ir pažiūrėsim, ar jis teka. Ne, nebetekime. Bet mes nevargsim. Mes paimsime šitą padarome ir tada ant galo mes dedame šitą blokelį. Ką tada? Tada mes padarome, reikia padaryti šitą čia, šitaip čia ir tada nuleidžiam. Čia. Tada statome šitą, matot, aš čia nepastatau, nereikia čia. Čia ir čia. Pastatome redstone'ą. Tada mums reikia dar vieno ir padarome taip ir taip. Šitą tada pastatome ne. Tada mes turim pastatyti šitus va. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi, sakau. Lauk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai. Mes kiek padarėm? 6. Gerai, tada paėmėm šitą. Šitą nuleidžiame. Su šitu sujungiame ir pastatome koblstoną ant jo knopčiuką. Aš vadinu mygtukus. Sorry. Gerai, tada mes nusileidžiam užtaisymas. Reikia uždėti, jūs jau turbūt žinot, čia ir čia. Tada negalime, nes tada sprogs visas tavo įrenginys. Mūsų įrenginys. Tada paspaudžiam ir
pastatyti ant vieno. Jūs savo pasidarykite ant vieno. Kągi šiandien viskas. Kai sukonstruosiu daugiau patrankų modelių arba ką nors panašaus, įkelsiu YouTube ir žiūrėkit savo ir patys kurti tokius modelius. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Scorpio 73. Iki.